Labadiena, mano vardas Bitė ir jūs klausotės radijo laidos Technologijos jau čia. Šiandien svečiuose pas mus yra Bit and Byte mentorius, kuris trumpai pristatys ir pakalbės apie dirbtinį intelektą. Taigi, labadiena Zigmantai. Sveiki, mano vardas Zigmantas, esu Bit and Byte mentorius, taip pat esu programuotojas, o laisvalaikiu mėgstu dalykėlius su dirbtiniu intelektu - kūryba, muzika, video ir kiti dalykai. Kaip tu apibūdintumei dirbtinį intelektą žmogui, kuris nieko apie tai nežino? Dirbtinis intelektas tai kaip labai protingas robotas ar kompiuteris, kuris gali mokytis, galvoti ir padėti žmonėms atlikti įvairius darbus. Pavyzdžiui, atsakyti į klausimus, atpažinti paveikslėlius ar kalbėtis kaip žmogus. Kada pirmą kartą susidūrėte su dirbtiniu intelektu? Kokia tai buvo patirtis? 2015 metai, kai Google'as pradėjo naudoti savo paieškos sistemose, toliau 2017 metai, kai telefonuose aktyviai pradėtas naudoti dirbtinis intelektas, mes tiesiogiai jau su juo susidūrėm, lygiai taip pat ir aš susidūriau. Toliau 2021 metai, kai aktyviai pradėjo reikštis didieji kalbos modeliai ir mums jau sugeneruodavo tekstus, kuriuos labai sunku atskirti nuo žmogaus generuojamų tekstų. Tai va tokia ir patirtis su dirbtiniu intelektu. O, kaip įdomu. Kaip tavo nuomonė dirbtinis intelektas jau dabar veikia mūsų kasdieninį gyvenimą? Priklauso nuo to, ar naudoji ar ne. Jei naudoji, tai tiesiog labai pastebimai paspartina darbus. Pavyzdžiui, jeigu anksčiau vieną ar kitą darbą padarydavai per keletą valandų, dabar gali atlikti vos per keletą minučių, kad ir mano ši aplinka padaryta vos per kelias minutes. Kaip faina. Ar pats naudoji dirbtinio intelekto įrankius? Jei taip, kokius ir kaip dažnai? Naudoju kasdien, ištisai, tiek programuojant, tiek laisvalaikiu, kuriant muziką ir vizualizacijas. Įdomu. Įrankis, kuriuos naudoju, yra ne vienas, jų daug, tai pradedant tiek didžiaisiais kalbos modeliais, kaip ChatGPT, Gemini, Claude ir panašus, ir baigiant muzikos generavimo, kaip Suno.com, arba video generavimo Runway ML, Kling AI ir kiti panašus įrankiai. Būtinai išbandysiu šios įrankius. O kaip dirbtinis intelektas paveikia tavo profesinį gyvenimą arba darbą? Turiu daugiau laiko kitiems dalykams, galiu ieškoti galimybių, kaip išnaudoti dirbtinį intelektą dar labiau. O ką manai apie dirbtinio intelekto galimybės perimti kai kurias žmonių darbo funkcijas? Manau, kad kuo toliau, tuo labiau dirbtinis intelektas perims kai kurias žmonių funkcijas, taps labiau savarankiškesnis, galės atlikti daugiau dalykų, bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, atsiras daug naujų profesijų, o mums reikės išmokti tiesiog gyventi prie labai greitai besikeičiančios aplinkos. Na, tikiuosi iš manęs dar niekas greit netims mano darbo. O ar mokyklose ar universitetuose turėtų būti mokoma apie dirbtinį intelektą? Kodėl? Be abejonės taip, kas tik turi galimybę jau dabar prieina ir naudoja dirbtinio intelekto įrankius. Dabar belieka tik išsiaiškinti mokytojams ir kuo greičiau, kaip teisingai mokyti naudotis, o jei vieni naudosime, kiti ne, tai tik didės atskirtis tarp mūsų. Kaip tavo nuomonė atrodys pasaulis po 10 metų, kai dirbtinis intelektas dar labiau išsivystys? Pasaulio tikriausiai nesunaikins, bet kad turėsime daugiau galimybių, tai faktas.
Kokiose srityse tavo manymu dirbtinis intelektas atneš didžiausią proveržį ateityje? Labai tikiuosi, kad medicinoje, labai tikiuosi, kad dirbtinio intelekto pagalba įveiksime ligas ir gyvensime ilgiau. Mūsų laida jau eina į pabaigą. Tikiuosi buvo įdomu klausytis. Su mumis buvo Bit and Byte mentoras Zigmantas, o su jumis aš atsisveikinu ir susitiksime kitose technologijos jau čia laidose. Iki pasimatymo. Iki. Geras miškiukas, geras miškiukas, geras.